Sveiki visi, mėly kolegos, visi besidomintis. Čia atrodo tik tai kolegos specialistai, taip jau labai žmonių atsitiktinai užklydusių nėra. Pirmiausia, tai labai smagu kalbėti būtent iš šitų namų, labai smagu būti pakviestam, pabendrauti su jumis ir aišku, man toks iššūkis lengvas kalbėti po Nidos. Nida, tiesiog prisijungiant prie tų gražių žodžių ir padėkos, Nida turi, taip pat klausiausi Nida tavęs ir galvojau, iš kur tu turi tą tokį, nežinau, medžioklio instinktą. Trapi, o su tokiu medžioklio instinktu ieškant, rodosgi niekur jau nerasi nieko naujo. O vis tiek kažkur ten išnikštinė užuodžia, suranda, ištraukia. Tai pirma dovana Nidos, antra dovana, kada jinai iš tokių pabirų, atskirų fragmenčiukų staiga jungia į paveikslą ir tą paveikslą gražiai permeta į meno kūrinį, kažkokią detalę. Ir tas toks gražus judesys tarp istoriografinių, nežinomų ar labai mažai žinomų ir iš jų tokių naujų apjungimų į naujas schemas, kurios duoda naują perspektyvą, atsveria kažką naujo, tai Nida tiesiog, tas unikalus žmogus, kuris mums duoda tiesiog pastovi kažkokį naują momentą, net nežinau. Gali būti jisai pats mažiausias, bet jisai bus būtinai naujas, šviežutėlis, to atsikartojimo, nes Čiurlionis, sutikite, kai tokios milžiniškos akademinės intelektinės pajėgos metamos vieno žmogaus kūrybai ir gyvenimui, ten tiesiog, mažoka kažko, ką tu galėtum visiškai naujai ištraukti, atrasti. Tai žinau, kad Antanas, profesorius Andrijauskas, jis irgi visai nesenai pakankamai tokį didelį iškapstė naujienų. Čia galbūt kitam kontekste. Gerai, aš pereisiu prie savo pranešimo ir po visų šitų tokių pasidžiaugimų, kurie man atrodo gana svarbus. Taip. Tegul matosi šiek tiek taip, aš ne visai, netgi nepasakyčiau, kad aš noriu pašalinti, tegul lieka ta juosta greta. Kolegos, aš pasistengsiu pernelyg dažnai nešokinėti į skaidres arba nerodyti, neskaidrių funkcija mano atveju yra tik tai kartais pailiustruojanti, papildanti. Aš tiesiog kartais galbūt nurodysiu pavadinimą ar tenai to ciklo nes mes visi jau vaizduotėje matome tuos ir negaišiu. Ir klausimukas toks techninis, Laurai, ar aš turiu šiek tiek trumpinti, kad išlaikytumėm, ar aš visgi galiu, taip sakyti, savo tą 30 minučių pratempti? Tai tik tai tą, kad žinočiau pats savo, kaip maždaug organizuotis. Gerai. Tai, mėly kolegos, mano pavadinimas toks pirminis, galvoju, kaip čia man gudriau pasidaryti. Taip. Kažkaip mano... Atrodo gerai. Tvarkoju. Linija ir erdvė Čiurlionio Saulės sonatoje. Dar kartą apie formalių elementų emancipaciją. Iškilimą. Tai šis pavadinimas, trupučiuką gali klaidinti jūs, todėl pradžiai keli tokie tikslinantis pastebėjimai. Pranešime siūloma perspektyva tikrai neatsiribos Saulės to sonatiniu ciklu, komentuos ir gerokai platesnį tapybos kontekstą, tačiau remsis ar reikšmingai atsižvelgs į tuos kai kurios požymius, kuriuos mes matome tenai už jūsų visų, kaip tik toks ciklas prieš mūsų įdėtas, bent jau prieš mane, tai bus išskirti kažkurie požymiai, kurie matosi cikle, bet kartu, kurie matysis ir kai kuriuose kituose darbuose ir jie bus apjungiami į tam tikrą vientisą pasakojimo liniją. Ir antras pastebėjimas, dėmesys bus telkiamas pirmiausiai liniją.
erdvė, kuri minima pavadinime, ji dalyvaus tokiu nežymiu mastu, tiesiog kaip linijos pažymimas ikonografinis motyvas. Kitaip tariant, mes kalbėsim apie ką? Jeigu labai trumpai, apie linijos iškilimą būtent, emancipaciją, sureikšminimą tam tikro laikotarpio Čiurlionio tapyboje. Mes žinome, kad už Čiurlionio tapybos, praktiškai be išimčių, visada yra piešinys. Piešinys tam tikro eskizo pavidalu. Tuo pavidalu, kuris numato, tarsi suplanuoja vienokią ar kitokią kompozicinę struktūrą. Mes galime jį pavadinti tą piešinį tradiciniu būdu palenktų tapybai. Nes paskui tapyba jį paslepia, jį tiesiog aprengia savo rūbais ir jau kūrė savo kalbą. Tai arba galima tiesiog vadinti tai tapybą, padalinti į tokį pirminį parengiamąją ir antrą tą realizacijos etapą. Ar ne? Kaip būtent tapybinė materija jau savimi tą liniją paslepia, užpildo ir pradeda kalbėti jau specifiškai savo kalbą. Tai mūsų domina kitas piešinio įveiklinimo būdas, kuris nebeslepia savo grafinės prigimties, o veikiau papildo. Įsiterpia, papildo tapybinį audinį būtent linijiniu pavidalu. Jisai skirtingas formaliai žvelgiant, bet būtent linija, arba plačiau grafinis pradas, jisai pradeda, sakykime, tam tikrą kelionę slinkti. Ir jeigu taip jau trumpiau, tai kalbėsime apie slinkti nuo tos paslėptos, subordinuotos prie atviros ir dalinių savarankiškumo apdovanotos linijos, kurios, bet čia vėlgi kalbam apie tapybą. Čiurlionio tapybai, suteiks tam tikrą grafinį pradą, kurianti tam tikras tokias bendras, sakykime, bendrus darinius su tapyba. Ir žinoma, kad tai toks, labai toks platus apibūdinimas, reikalaujantis išsklaidos ir mes tiesiog to užsimsime. Bet, pirmiausia, ką reikėtų paminėti, kad šio pranešimo reikmėm reikėtų čiurlionišką tapybą, tai pririšant konkrečiau prie laikotarpių ir galbūt jum patiem, kad jūsų vaizduotėje ir taip žiniuose įstatyti, apie kokį mes momentą kalbame ir apie kokį kontekstą. Taip, prabėkime greitai tokią per raidą čiurlionišką, bet vėlgi kartoju, savo reikmėm sudaryti. Jis nebūtinai yra, taip jau sakykime, nusistovėjusi mūsų akademinėse refleksijose. Taigi, pasitelkiam tą piešinio terminą ir nustatom 3 sąlyginiai etapai. Ankstyvasis, kai piešinys tarsi primeta valią tapybai, tokia analogija, tapoma tarsi piešiant spalvotais pieštukais. Pabrėžiamas siluetiškumas, objektų skiriančios linijos, gana grynos spalvos, nelendant labai giliai, nes man tai tik atskaitos taškas, tiesiog visa tai yra susiję su kuo? Su edukaciniais principais. Aš labai atsiprašau, gal galima būtų tą vandenį vieną buteliuką sugrąžinti, kurio paprašiau nukelti, bet keistas efektas. Jeigu sėdė ant šitos kėdės, tai burna džiūsta visai kitaip negu ten sėdint. Tai, šiek tiek, jo, čia toks prisiprašymas labai būti aptarnautų pačio organizatoriaus. Ačiū labai. Puiku, tikiuosi, neapipilsiu. Gerai. Tvarkoj. Žiūrėkit, tas pirmasis etapas, ankstyvasis, jisai susijęs su edukaciniais principais. Šiandien labai ką reikia kalbėti. Tiesiog reikalavimas pirmiausia išmokti piešti objektą. Čiurlionis pirmiausia mokosi jį piešti, pažinti jo tiek išorinę, tiek vidinę struktūrą ir tik antruoju etapu aprengi. Piešinys aprengi tapybą, būtent edukacinė prasme ir ankstyvasis Čiurlionis, labai ankstyvasis, sakykime, kokiu 4 metų, jisai, laidotuvių ciklai, sakykime, to laikotarpio, kad įsivaizduotumėm, jis yra būtent toks. Pakankamai dar, sakykime, čia ta tokia linija, kurios uždengti tinkamu būdu
įtapybinti Čiurlionis dar nesugeba. Tai besimokantis Čiurlionis. Čiurlionis, sakykime, tokio ankstyvajame edukacijos etape. Antras etapas, toks sąlyginis, 4., 5. metai, kada mes matome į pirmą planą iškylantį koloristinį pradą, kuris kartais susilpnina, kartais visai sutirpdo tų objektų skiriančias linijas. Ir čia nerodysiu pavyzdžių, mes turbūt daugmaž įsivaizduojame visą tai. Svarbiausia, atsiranda visas smelkiantis erdviškumas, išgaunamas pirmiausia koloristiniais sprendimais. Spalva ten taip per porą metų tiesiog toks svaiginantis šuolis į spalvos teikiamų galimybių valdymą. Iš esmės etapas, kai Čiurlionis tą tapybinį pigmentą ar tiesiog dažą sugeba išversti į ką? Į šviesą, į erdviškumą, atmosferiškumą ir daugybę kitų dalykų, o tie objektai, vieni labiau išryškinti, kiti mažiau, bet, sakykime, jie yra būtent panardinti. Tai mums visą tai kol kas vis dar atskaitos taškai, bet mums svarbiausias yra pakeliui. Tai čia 4., 5. ir pakeliui nuo to antrojo etapo į trečiąjį etapą, sakykim, kažkur nuo 4., 5. į 6., 7., 8. mes matome tokią slinktį, kada ta Čiurlionio tapybinė raida tarsi, vėlgi labai sąlyginai, čia taip išsiskiria į 2 linijas. Pirmoji liepka ta pati, kuri toliau plėtoja tą kolorizmą tapybinį. Jinai, sakykime, tą liniją neįtraukia didesnių bėdų, bet mus domina kokia? Ta kita antroji raidos linija, kuri šiandieninio to dėmesio objektas, kuri žymi stiprėjantį grafinį pratą. Taip labai abstrakčiai mėtant. Ir tada nuo 2. į 3. etapą einantį mes ir galime kalbėti, kad kažkur tarp 4., 5., gal 5., 6. ir link 7., 8. linija pradeda atsirasti ir stiprėti. Vėlgi tik tai kai kuriuose darbuose, bet, žinot, kai mes žiūrime į Saulės sonatą ir mes turime, sakykime, tokius elementus, ar ne, antrame ciklo darbe, mums tiesiog, natūraliai kyla klausimas, iš kur jie, kas jie. Tai čia, aišku, kai žinai visumą, dabar tie klausimai, jie jau yra tokie galbūt šiek tiek ir įprasti ir banalūs. Ir aišku, kad yra rizika vėl grįžti prie tų pačių motyvų ir juos, sakykime, bandyti reinterpretuoti ar kažką pasakyti naujo. Tai yra rizika, nesunku, kad rasti kažką tą, bet pabandysime, galbūt kažkas pasirodys ne visai tipiškai. Gerai. Tai trumpiau tas 2 išsiskiriančias tapybos kryptis galima pavadinti subordinuotos ir emancipuotos linijos kryptimi. Abiem atvejais, pakartosiu, kalbame apie tapybą, bet tų 2 krypčių skirtis reikalinga, kad mes nusakytumėm skirtingus linijos įveiklinimo būdus. Ką dar svarbu yra pridurti? Grafinio prado stiprėjimas tapyboje akivaizdžiai susijęs su piešimu kaip tokiu. Arba, pavadinkime taip, greta stiprėjančios tapybos, to iš 2. į 3. pavadinkime, kartu tobulėja piešimas, kaip savarankiškai plėtoti grafiniai tokie, mažieji žanrai, pavadinkime, ypač pavadinkime taip, tai, ką mes matome su tušo grafika, ką matome vinjetės. Ten Čiurlionis labai stipriai, matome išaugusi jo pasitikėjimą, matome linijos valdymą kaip jau stipraus, beveik profesionalaus arba profesionalaus grafiko. Ir jeigu mes įsižiūrėsime taip plačiau, sakykime, į tą jo paveldą, mes pamatysime, kad būtent ten, tose grafikos darbuose mes jau matome susiformavusius linijos įveiklinimo būdus. Erdvės, sakykime, beformėm arba kintančiom materijom, net ne materijom, galbūt reikėtų sakyti, tokiom stichijom. Ir tie patys būdai, kurie jau yra panaudoti grafikoje, būtent jie yra perkeliami. Čiurlionis tiesiog dirbdamas skirtingose laukuose, natūraliai vienus atradimus vienų žanrų, sakykime, srityje perkelia į tapybą, įveiklina.
Tai šitą svarbu turėti omeny, bet aš dabar to lyginimo, perkelimo nenoriu į tai žaisti, tai toks kaip ir šalutinis, galbūt man įdomesnis yra dar antras pastebėjimas, perinant tiesiogiai tų jau konkrečių pavydalų, kaip linija įveiklinama. Tai ką siūlau turėti omeny? Stiprėjantis lininis pradas yra tiesiogiai susijęs su vaizduojamųjų motyvų įženklinimu. Tai ne tapatus dalykai, bet reikšmingų mastų persidengiantis. Kad, galima taip paprasčiau, jų priklausomybė suvedama į tokią paprastą formą. Kuo plačiau arba kuo stipriau į tapybinį motyvą įvedama linija, tuo stipriau tas motyvas yra įženklinamas. Koreliacinis ir nepriežastinis ryšys, bet nebejotinai jis tikrai egzistuoja. Ir įženklinimą čia suprantant kaip vaizduojamo motyvo, sakykime, apibendrinimą, supaprastinimą, su netgi primityvinimą, jei lyginsim jį su regimo daikto forma, kas yra kopijuojamas ar pakartojamas. Gerai. Taip, aptarsime toliau tą tapybos dalį, kurioje tam tikrų laikotarpių išryškėja grafinis pradas. Ir šį aptarimą skelsime dabar į dvi linijas. Pirmiausia, formalių požiūrių, ar ne, labiau kaip formos, ir ikonografinio. Kaip, kokiu būdu? Kaip, kokiu būdu linija panaudojama, tai yra apie formą. Gerai, o kam vaizduoti liniją pasitelkiama, ką tai gali reikšti, tai jau apie ikonografiją. Aišku, neabstraktaus tipo kompozicijose šitie du dalykai susilieja, jie paprastai kalba apie tos pačius motyvus ir tokia skirtis yra tik dalinė. Pradėkime nuo formalių aspektų. Pasirašiau, bet nenoriu jų rodyti. Šiaip tik tai taip prisiminiau, kad galėtumėt pamatyti. Čia mes turime ankstyvesnę, ten dar iki 5 metų, sakykime, saulės spindulių ar neapšvietimo, ir čia mes turime mūsų saulės ciklo. Taip, kad palyginti tuos pačius, sakykime, tapybiškumas, kur yra ir kur ateina grafika. Tam pačiam motyvui tiesiog kaip skirtingai galima. Bet palikime, čia, manau, puikiausiai mes galėsime apsieiti ir be vizualumo. Bent jau čia mes tie žmonės, kurie tikrai žinome tą vizualią pusę. Gerai, pirmiausia, prisiminkime pirmąjį Saulės ciklo darbą, ar ne? Mes jį turime tenai, bet, gerai, nerodysiu, tiesiog mes jį turime. Tai pirmiausia, linija kaip yra įveiklinta. Apimtinio objekto forma suplokština, jinai tampa, ką padaro linija, jinai tampa arba tokia apšviesta, arba šešėlinė jos briauna. Ir čia, kai matome tame darbe, tai ypač akivaizdu, kai regime architektūrą. Architektūrinėse formose ta linija labai išryškėja. Bet čia svarbu yra, kad mes turime ne pastatą, ne jų kompleksą, mes turime tam tikrą siluetą su vos pažymėtos apimties užuomina. Kitaip tariant, motyvas jisai yra įženklintas labai stipriai. Jisai paverstas, sakykime, tam tikro motyvo, tiesiog tokių ženklų, architektūrinio motyvo, bet ženklų. O apimtiškumas labai nežymiai linija, jisai paliekamas. Mes žinot, pirmame šitame darbe mes tą patį, sakykime, architektūrinį motyvą turime atsikartojantį 6 kartus. Ir tenai turime vietomis su tom saulytėm, dar apie jų grįšime, jos padaro tokia išryškina linytę. Būtent ta linytė suteikia mums, sakykime, žinojimą, kas ten yra. Toliau. Charakteringiausias linijos įvedimas į Čiurlionio darbus, tai ko gero yra, kai jisai nužymi beformius arba kintančius paviršius, tas gamtinės stichijų ypatingai, bet ne tik. Nužymi, kartais atsikartojančiais brūkšniais, galime net sakyti, kad tas
daugiaspalvis, įvairiaspalvis koloristinis potėpis, jisai redukuojamas arba perimamas, virsta vienspalvę liniją. Ir čia mes turime labai daug, ypač į vėlyvuosius darbus, jau ne cikle, o sakykime, man vienas iš tokių nuostabiausių yra be abejonės paskutinis tvanas, ar ne, 9 metų, ten, kur mes turime mažytėmis linėmis nužymėtą paviršių ir vandens paviršiaus, ir dangaus, ir pačių uolų. Tai yra grynai grafiniai, kur reikėjo labai daug, ten neįsivaizduojamai daug reikėjo potėpiukų sudėlioti šitą. Tapybinis pradas ten be abejonės yra, mes kalbame apie tapybą, bet taip stipriai įvesta, tiesiog stebėtinai. Bet šiaip galime mes jų atrasti daugiau, nuo 8 metų, tarkime, preliudas turi labai tiek turime aukurą, kuris, sakykime, irgi jau vėlesnis visą vandens paviršių nužymi mažyčiais, tokiais trumpais ir taip toliau, ir taip toliau. O erdvės, ir aišku, jau čia, jeigu toks klasikinis pavyzdys turbūt būtų žvaigždžių sonatose cikle, kur apskritai mes turime, sakykime, tokias properšas, kur linijomis sukuriamas atvirų erdvių, gelminių erdvių ir taip toliau, daugiasluoksniškumas. Tai kai kalbame apie tokio tipo erdves, mes galime kalbėti ir labiau plokštuminį, rodantį tarsi paviršinę pusę tautų erdvių linijos pagalba, bet galime rodyti kaip ir antrame Saulės ciklo darbe tokį giluminį, atveriantį linijomis, atveriantį ir susisluoksniuotą, truputėlį tokį tortinį, truputėlį persmelkiantį. Ir kartu tie patys spinduliai, kurie čia smelkia, ar ne, ir tos linijos kitos, jos rodo ir vidinės struktūros tam tikrą, ne kitumą, bet sakytume, nematerialumą arba antimaterialumą. Toliau, išskirtinai ypatingas, pirmame darbe ypač matosi, kai Čiurlionis pasitelkia liniją, siūlydamas grinai ženklą, bet jau ženklą, kuris beveik neturi nieko bendra su tuo, sakykime, realiu objektu, kuriam jis atstovauja. Ženklinamas grinai kaip abstrakcija, tai tos saulytės pirmosios, tai mes jas vadiname saulytėmis, jos tarsi, žinot, iš vaiko piešinio, bet su realiai matoma saulė jos neturi nieko bendra. Tai yra ženklas jau tokiu grinu, išgrynintų pavidalu. Ir mes galime matyti daugelį šitų darbų, aš čia tiesiog atrinkau jų pakankamai daug, kad ten po vieną parodyti ir iš arčiau ir taip toliau, bet įvairūs dangaus šviesuliai, ypatingai šviesuliai, kurie gali panaudoti spindulius ir šviesą, jie labai plačiai ženklinami, beveik visiškai atsiribodami nuo, sakykime, matomos formos. Toliau mes galime paimti, kad linija atviru ir nuo vaizduojimo objektų nepriklausomo pavidalo tiesiog struktūrina paveikslo kompoziciją. Tai klasikinis ar ryškiausias pavidalas yra žvaigždžių sonata. Mes turime, žinote, joje 2 darbus, bet jeigu pažiūrėsime į eskizus paruoštus tam, tai mes turime visus 4 darbus, kur horizontalė ir vertikalės, būtent horizontalių, vertikalių pavidalų, jos tik tai suteikia stabilumo struktūrą. Tai yra tokios 2 pagrindinės, tokios, kur jau praktiškai mes neturime jokio tilto, mes neturime atramų, mes turime būtent abstrakciją tilto, ar ne, įženklintą, ne abstrakciją, įženklintą tiltą, ir kuris atlieka kokią, jisai visą struktūrina kompoziciją, suteikia jai stabilumą, tvirtumą, ir tada iš karto vėlgi antra kita linija, kur suteikia gyvybę, raityta, ir tos raitomos linijos, jisai erdviškumui suteikia
suteikia, na, daugiasluoksniškumą. Na, va ten, nu, va už mūsų tiesiog matosi vienas tas darbas ir lengva matyti. Tai čia linija tokių dvilypių ir tokių griežtų struktūrinančių ir įvedančių dinamiką ir daugiasluoksniškumą ir persmelkimą. Kitaip tariant, tame esama be abejonės ir koloristikos. Spalva tame yra svarbi, bet čia tie patys koloristiniai, sakykime, erdviškumo, persidangimo, daugiasluoksniškumo momentai pasiekiami būtent per linijinius arba linijos grafinius tokius, na, sprendinius. Na ir aišku, kartais įgeometrinta linija gali tapti kaip pirmame piramidžių sonatos darbe, ten, kur mes turime tokią diagonalę, ar ne, kylančią, įsivaizduojate šitomis kolonomis. Ir ten linija, kuri viena vertus yra palenkta, na, vaizduojamo motyvo, ar ne, jinai turi parodyti tą motyvą, tam tikrą kolonadą. Kita vertus, ten linija ne visai sutampa, jinai kartu atsispiria, pakyla virš to ir tarsi kūrė tam tikrą architektoninę ritmiką, tam tikrą, na, tokį muzikinę, sakykime, motyvą. Kitaip tariant, vėlgi kūrė, na, efektus būdingus labiau linijai, negu, sakykime, vaizduojamai. Na, linija įgyja savarankiškumą, atlikdama tam tikrą architektoninę tą 5 minutės. Mano laikrodis rodo kažką. Gerai, tvarkoj. Gerai, mes galime kokių 7-8 metų šituose cikluose, miesto cikluose mes turime labai puikių dar kito linijos savarankiškėjimo būdų, kai linija netgi architektūrinius motyvus, urbanistinius motyvus pateikia juos sugamtindama. Vėlgi linija tampa, na, jinai savarankiškumą įgyja, rodydama, kaip jinai gali laužti, keisti vaizduojamo motyvo savybės. Tai ten mes turime, Klė yra po kelių dešimtmečių padarys labai panašių darbų, bet, na, tiek to nerodysiu dabar šito, kad iššokime greitai ikonografiją, kuri yra įdomesnė. Ir čia reikia mums truputį įvardinti 2 dalykus, kad ikonografijos baruose linija tiesiogiai sėtina ne tik su ženklinimo, bet ir įsimbolinimo funkcijomis. Ir ką šitie 2 terminai reiškia? Jie netapatus, aišku, bet nebūtinai ir priešybės, tiesiog skirtingi orientyrai. Na, priskirti tam pačiam arba skirtingi meniniams motyvams. Tai įsimbolinimas yra meninės kalbos funkcija skirta neregimybei vizualinti, ar bent sukurti vizualią struktūrą, na, kuri į tą neregimybę ar begalybę nurodytų. O ženklinimas, na, be abejo, tai taip pat meninė funkcija tos vieno motyvo, bet ji yra atpažįstamos regimos tikrovės formų supaprastinimas. Na, galima netgi vadinti stilizaciją perkeliant į meninę kalbą. Čia meninis vaizdinys jau kaip ženklinė, o ne mimetinė. Kitaip tariant, čia taip jau kalbame ne su neregimybė, regima forma su neregimybė kaip į simbolinimą. Ženklinimas yra meninė forma ir jos atvaizduojamas objektas, kuris supaprastintas, bet tam tikrą atpažįstamumą išsaugo. Na, išskyrus tais kraštutiniais atvejais, kai ženklas yra, jau neturi jokio atpažįstamumo, mes jį atpažįstam kaip ženklą ir turinį nuskaitom per ženklą. Gerai. Tvarkoj. Ir kaip jau sakėm, tiek įženklinimas, tiek įsimbolinimas reikšmingų mastų pasitelkia liniją. Ir kad būtent šie ikonografiniai motyvai, kurie Čiurlionio visatoje yra svarbus, būtent, sakykime, na, ypač tai simbolinanti. Na, mes turime įvairių terminų tam, sakykime, metafiziniam šitam jo lygmeniui įvesti. Bet šiuo atveju aš pasirinkau tokius. Tai linija tam yra svarbi ir tie motyvai, kur pasitelkti liniją, jie yra specifiškai skirti būtent tam. Ir čia iš karto galime pasakyti, na, kad motyvai įženklinimui pasirinkti neatsitiktinai, pirmiausia, tai vizualūs begalybė žymekliai, čiurlioniškoje visatoje tarnaujantis būtent anapusybės simboliais. Ir kitaip tariant, ženklinimo ir simbolinimo funkcijos tam tikrų motyvų atveju labai dažnai sutampa.
Ir čia dabar paimkime ir išskirkime. Aišku, kad šitame kontekste mes pirmiausia jau kalbėjome ir paminėjome va tos erdvių vandenų, taip pat žaibų, ar ne, tarp, sakykime, tokio morfiško atsiveriančių, kai mes turime žaibų motyvus, kur yra labai aštrios linijos, linijinis pradas. Gerai, išvados ten, tegul aš geriau šitus pasakysiu, man tada svarbesnė tvarkoj. Toliau saulės ir saulės spindulių motyvas, kuriuos mes matome čia, tai čia turbūt net nieko nereikia ką sakyti, kad tai yra, jie viena vertus ir labiausiai yra įženklinti ir simboliniu požiūriu jie labiausiai yra įkrauti. Pas Čiurlionį saulės motyvai, be abejo, mes turime visą tą, įskaitant tą visatos centro, visas smelkiančios galios ir taip toliau ir taip toliau. Na, linija, kuri, sakykim, kaip antrame darbe, kaip ir paskutinėme Rekse ir daugybė kitur, ten, kur linija į žemėlapina. Tiesiog praeikim, į žemėlapina ir į žemėlapina yra vienas. Atkartojantis horizontai irgi šitą horizontą, sakykime, kaip išnaudoja, praeikime. Kur linija beveik atsieta nuo tarnystės tiem regimiem objektam ir tampa ko nesavarankiškų rašmenų abstrakcija. Ir man norėtųsi paminėti dar vieną, kurį aš matau paskutinėme saulės ciklo darbe, ten, kur mes matome ant varpo, matome tam tikrus motyvus, ar ne? Mes žinome, ką jie reiškia, žinome, kad jie atkartoja kitus, bet kas čia yra svarbu arba ką reikėtų, siūlau pamatyti. Iš pirmo žvilgsnio, taip, tai tiesiog motyvai, kurie pakartoja kitus darbus, surinkti vienoje vietoje. Bet jeigu įsižiūrėsime į šitą vietą, kuo čia yra svarbu, arba kokia čia yra gana sudėtinga struktūra. Pirmiausia, mes turime paveikslą, kuris rodo kitą paveikslą. Ar ne? Maža to, tas kitas paveikslas rodomas, jisai rodo atgal šitą, kuris jį rodo ir kartu rodo aplinkinius papildomus. Toks grįžtamasis ryšys yra užmesgamas ir jisai išplečiamas, tarsi tokia atgalinė perspektyva. Ir vėlgi, maža to, šitas paveikslas, paskutinysis, čia jisai ne vienintelis, mes iš karto galim pavadinti, kad tokių rašmenų mes turime ant daugelio, sakykime, pirmiausia ant aukurų, taip ant kai kurių miestų frizų, ir taip toliau. Bet šitą interpretaciją, aš jos neišplėtosiu, tik tai parodysiu greičiau tokį struktūrinį sudėtingumą, kuris reikalauja papildomos interpretacijos. Tai štai šitas paveikslas paskutinis, jis slepia savo paveiksliškumą. Jis yra kaip langas į tikrovę atveriantis. O tai, ką jisai rodo, tą kitą paveikslą, jisai kaip tik jau neslepiantis, jisai rodo savo paveiksliškumą. Tai yra labai skirtingi, sakykime, būdai parodyti. Tai yra tam tikras dirbtinumas. Tai rodo, kad aš esu ženklas ir tas ženklas, įženklinimas būtent per ašmenį ir ką jisai nori pasakyti, kaip jisai su kalbėjimo, šitą kalbėjimo rodymo ratą, kaip jisai užsuka ir ką per jį rodo, tai gana sudėtinga struktūrinė schema, kurią galima interpretuoti, aš aišku, to dabar nedarysiu, net ir neplanavau, bet man atrodo, tas linijos įveiklinimas su paprastintais šitais vaizdiniais ant tam tikrų, paveikslę, atskirų dar paveikslų, tai yra gana svarbu. Visą tą, gerai, trumpai tiesiog pasakau porą žodžių, užbaigiam ir išeinu. Jeigu nedetalizuoti, kurios parašokinėjau, praleidžiu, tiesiog vėlyvojo laikotarpio Čiurlionio tapyboje galima išskirti tendenciją, kur mes matome tam tikrose darbuose tą linijinį pradą. Pirma, tas lininis arba piešybinis pradas labai aiškiai susijęs yra su meninio vaizdinio ženklinimu. Kai kas gali kalbėti, mes matom vieni čia tokią diskusiją, žinot, abstraktėjimo tendenciją, man atrodo labiau ženklinimo, bet tai yra svarbu ir trečias dalykas,
linijos įveiklinimui, tiek įženklinimui pasirinkti ikonografiniai motyvai nėra atsitiktiniai. Visų pirma, jie yra įtraukiami arba kuria struktūras labai svarbės pačio, sakykime, Čiurlionio tokiai metafiziniai intuicijai išreikšti arba tiesiog vizualizuoti neregimybę. Regimais motyvais kurti nuorodas į neregimybę arba anapusybę. Ir šitas jo momentas yra stipriausias. Aš pabandžiau labai lengvai prabėgti, parodyti, bet ko gero, gal taip nežinau, kiek... Koks skirtumas, ar ne? Mes baigiam, gal bus koks klausimas. Tai dėkojame pranešėjui ir ačiū.